kad susitvarkytų su savo vaikiškom klaidom. Daug vaikiškų klaidų darė, negalima tiesiog daryti. Ir tą bandėm ištaisyti, antroji rungtynių pusė tą pavyko padaryti. Vien dėl to ir gavos toks neblogas rezultatas. Vien didelių taškų skirtumų laimėjom. Kas šiandien dominavo, puolimas ar gynyba pas jūs? Manau, kad daugiau puolimas ir užtvara gan neblogai sustatė. Tai užtvara buvo labai akcentuojama, tai tą pavyko puikiai gyventi. Buvo gražios varžybos, ačiū ir sėkmės. Dėkui visai.